Sveiki, čia visi ir šiandien mes žaisime CSGO, kažkas naujo mano kanale, nežinau, pažiūrėsim jums patiks ar nepatiks, ar jūs, jo, tiesiog žiauriai norėjau kažką nufilmuoti naujo savo kanale ir mes žaidžiame The Catch žemėlapyje, mano rankas, kaip matote, MG2 ir pabandysim kažką įrodyti, kaip matau, jie dabar bandys eiti link A saito. Tai nelabai gal geras toks dalykas, tai bandom greitai iki ten nubėgti ir pažiūrėti, kas ten dedasi. Labai gal nelendam. O, jis vos manęs nenužudė, bet mes jį nužudėm pirmi, tai... Viskas čia gerai, viskas gerai, nepanikuokit. O, mane nužudė. O, varik, mes tavim visi tikim. Dude, tu paėmėjau 3 kilus, tau tik vieną reikia paimti. O, kad ir kaip gaila, bet mums pirmojo raundo nepavyksta paimti. Tai gerai, praeitus raundus kaip ir pralaimėjom, nes nieko lyg ir nepirkom, aš nežinau kaip mano komandoje, matau kai kurie praleidinėjo pinigėlius, aš pasitaupiau. Ir dabar mes galim pilnai apsipirkti ir bandyti eiti į B saitą, o B saitą mes turėsim snaiperiuką ir mums jis labai padės. Pabandysim apsaugot, pabandysim nužudyti keletą priešų ir pabandysim iš viso gal laimėti net žaidimą. Iš tikrųjų man už šitus CT nelabai sekasi žaisti catch'ą, bet nieko tokio. Ir kaip manau, jie bus visi, na ne visi, bet bent jau jų dauguma bus tikrai B, nes jie čia užsmaukino ir žiauriai tokius keistus dalykus daro, tai aš gal truputėlį atsitrauksiu, kol turiu laiko. Ir čia smaukas jau dinginėja, matot šonuose, tai to jau matysis vaizdas ir mes gal kažką netyčia taip ir nužudysime. Tik tais nereikia per daug agresyviai lyst, nes visko būna, o, vat, vienas ir mirė. Ok, aš mačiau, tas sniperis pralindo. Jo, jis pralindo. Bomba išmitė, dude. Aš čia padarė ką tik. Kai vieną nužudėm, prieš pat iššokant smaukui mes nužudėm vieną. Kas yra žiauriai gerai, bent jau vienas. Ir galbūt rasim čia dar kažkur vieną. Dar vienas ketčatas žiauriai gražus, žiauriai tiesiog fantastiškai kol kas sekasi. Saito netiduodam per lengviausiai. Ir 3, 2, 1. Bandžiau pagal minimapą pažiūrėti ir atspėti, bet nelabai man čia kaip ir pavyko. Ir čia kažką jis mato, kai jis nužudė. Ir mes visgi bombą turim čia. Kas yra žiauriai gerai. Ok, čia yra vienas, kaip mačiau, nes čia šaudė kažkurį čia. Bet vis tiek aš per molotovą vis tiek tave matysiu, tai turbūt supranti. O, no, dabar aš tavęs tikrai nematysiu, bet... Tai man netrukdys tave nužudyti, nes tu taip greitai nesulakstysi. O, jis sulakstė labai greitai bombą. Paėmė ir jo, aš manau galbūt netgi savint man labai apsimokėtų, bet aš esu per daug neprotingas tokiem veiksmam. Ir paskutinis turėtų būti sniperis pagal mane. Tai mes pasimam MK ir... Galiam nušaut, 66. Jo, tai žodžiu, nusipirkau PT50, taip vadinama bent jau CSGO žaidėjų. Ir bandysim... Rušin B, ne gal nerušinsim, nes jau jie čia patys žaidėjai rušina. Ai, ne, jo, jau jie čia patys rušina. Mes atsitraukim ir pabandykim čia pakempint, kad mūsų nieks nepamatytų. Pasimsim bent jau gal vieną kilą, po to ginklą paimsim ir čia ką jis daro. Jis tiesiog stiklą pramušė ir metė granatą, okei. Kraujus tekštelėjo, bet damage'o nebuvo. Kapa. Molotovas irgi jo neprastas buvo, bet nelabai kažkaip į vietą. Manau, jis norėjo pataikyti ten. Bet jo, gerai, kad priešai klysta. Negi čia nieks neteis. Netikiu. Tai gerai reiškia, visi eina į A, nes bomba kaip ir matau ai, ne, mid einai. Mums reikia pasisaugot. Ir aš girdėjau, kaip kažkas prisiartino su AWP. Tai čia kažkas tikrai turėtų būt. Oh my god. Kai čia yra vienas. Reloadinam. Tai gerai, mes dabar vėl pabandysim nusipirkti kažką rimčiau, bet šį kartą ne AWP, o MK ir pažiūrėsim, kas gero išeis. Na, kol kas mano pats skoras gal ir nėra geriausias, bet mes ir nelaimim žaidimo. Tai iš tikrųjų labai gaila, bet galėtume laimėti jį. Ir mano komanda kažkaip nei kiek nekomunikuoja, kas be būtų žiauriai gaila. Bet ir aš nenoriu su jais komunikuoti ir jų to susikaupimo nutraukti. Galbūt kažkaip mes net nekomunikuodami subandysim susižaisti. Tai... Paflešinsiu midą ir truputėlį, kaip pastebėjot, pakeičiau poziciją iš B į midą. Nes kažkaip pastebėjau, kad man B saitė nelabai kaip ir žaidžiasi. Ir gerai, ten žudo, wow, ten žudosi tikrai smarkiai. Ir būtų gerai, kad jis nemirtų ir neprastų savo to EVP. Ir jis prarado. Ok, vieną nužudėm, dar vienas turėtų lyst tuo jaus pat. Ai, ten tik dikojus.
Galbūt vienas iš šitų mėlynų durų pasirodys. Ne, taip nėra, labai gaila. Pasimkime AWP ir bėkime davai į čia. Pasislėpt greitai ir viskas bus žiauriai puiku. Gerai, nieko nematau absoliučiai, wow. Kažkokia lyg mirusi tyla. Gerai, pirmas raundas laimėtas, žiauriai puiku. Nereikia norėti iš karto laimėti krūvas raundų, bent jau vienas ir jo. O, labai gražus smoke, užmėsiu šitą smoke, žinau, jis labai gražus. Man net reikės jam padėti. Ir jie, man atrodo, eis į B, wow. O, ne, jie eina į A. Prieš eina į A. Ok. Aš tuoj greitai čia išlysiu ir pabandysiu kažką įrodyti. Gerai, gal net čia šaunam per tas duris, papirkūnais. Ir čia nusitaikom. Oba, vieno nėra. Dar vienas suilys. O, ne, šitą pramisinom šotą, labai gaila. Ir davai išlyskit dar kažkas, nes aš labai kažkaip norėčiau, kad kažkas išlystų. 3, 2, 1, šaunam. Nieko nepadarom. Metam flešą, sustabdysim šiek tiek jų pušą. Ir galbūt tikėkimės, kad visi kažkas išlys iš čia. Ar ne? Ar visgi niekas nevis... Oh, no. No, ir pramisinau tą šotą, kurią tikrai neturėjau pramisinti, kaip gaila. Gerai, kadangi ginklų turiu, tai nusipirkime normalų sniperį, su kuriuo mes tikrai turėtume padaryti nemažai žalos. Na, bent jau aš taip stengčiausi padaryti. Nežinau, kaip mano komandai su ginklais tikrai sekasi, matau nelabai, nes jie neturi pinigų daug. Bet šį kartą mes surizikuosim ir bėgsime į B ir labai agresyviai išlysim. Bet va šitoj vietoj labai greitai ir nepataikom, kad ir kaip būtų gaila. Bet žinome tiek, kad ten vienas žaidėjas yra kažkur štai čia. Ir jis turėtų išlysti ganėtinai greitai. Ir jis smauką taip lievai panaudojo. Wow, jis prašoko tiesiog mane. Wow, jam pasisekė. Realiai aš negalvau, kad jis prašoks, aš galvau, kad jis bėgs. Ir taip išėjo, jog nenuždžiaudžiau. Tai, kaip matau, viskas vyksta į A saitą ir jie puola A saitą. Tai bėkim į A saitą greitai. Galbūt dar pavyks kažkaip čia man pabihopint, nors nelabai. Ir... Ne, ten nieks neteina. Okei. Nieko lyg ir negirdžiu. Bet šitoj vietoj aš galiu tikrai girdėti realiai. Okei, čia užsmaukino mane. Labai puiku, man tokį langą kaip ir davė dar. Pasislėpt. Report, okei. Mane nori žaidėjas reportinti už tai, kad aš jį nužudžiau ką tik. Mačiau čia. Okei. Aš realiai pagalvojau, jeigu ten vienas yra, aš tiesiog galėjau įbėgti į saitą ir jeigu man būtų pavykę nužudyti Sky, realiai aš būčiau tiesiog pasiėmęs į savo naudai tą saitą, bet gerai, aš girdėjau flešą čia kažkur metė, bet aš šį kartą žiauriai agresyviai žaisiu. Pasiflešinsiu save štai taip ir davai bėgu labai agresyviai. O, ten sniperis, aš jam pataikiau vieną kulką, bet tikrai ne galvą, nes būčiau išgirdęs dingt garsą. Tai gaila, kad tikrai ne galvą, galėjau daugiau žalos padaryti. Gerai, čia nieks nieko nesidaro. Čia bus vienas būsintas 100%. O, ne, čia nieko nėra pakelto į viršų. Labai gaila. Galvau, galbūt bus koks vienas iš lengvesnių fragų, bet taip nėra. Ir kas čia? Čia nieks nelenda irgi apskritai, kad... Wow. Okei. Tai bandykime ją saitą ir jeigu kas padėsime savo teammate'ui. Ir taip, aš čia girdžiu garsus. Okei. Visgi man net kalys taip atvirai. Ir jam ragas. Jį užflešino ką tik. Okei, jis kažką gali dar įrodyti iš tikrųjų. Jis 2 nužudė ką tik. Jis turi 3 kilus ir jeigu iš čia eisą padarys šitas žmogiliukas. Oh, nice. Oh, no. Eisas, tavo žmogau eisas. Aš į tave tikiu. Realiai, tavo eisas, čia žiauriai būtų gražus eisas. Davai pavyk, aš dabar galvoju, kad jis iš dešinės ateis priešas, bet aš jam tikrai nieko nežadu sakyti. O, ir jį ką tik apžaidė. Wow. Iš tikrųjų neblogai sužaidė mano teammate'as, bet gavosi kaip gavosi. Ir bėgam tada į B saitą. Vėl bėgam į B saitą, nes kągi mums daryti. Ir realiai čia mums su laimėjimu nelabai sekasi, bet nereikia norėti. Pirmas geimas šiandieną. Ir mes paimam labai gražų fragą, nice. Ir man atrodo, kad aš galėčiau jo AWP kažkaip slaptai paimt. Oba, paimėm jo AWP. Ir aš po truputėlį užkimstu, bet viskas gerai, viskas kontroliuojama. Pabandžiau ten prašauti, nes galvojau, kad kažką nušausiu, bet nieko nenušauju. Na, kartais savo sėkmę ištiesuoti per tokius dalykus būna labai gerai, nes kartais tikrai gali pavykti kažką nušauti. Pavyzdžiui dabar. Ir nieko nenužudėm.
Bet kitą kartą aš vis tiek bandysiu šaut. Gerai, kaip matau, jie vėl eina. Jie, wow, labai mėgsta saitą. Ir labai man keista, kodėl jie taip stengiasi jį visada paimti. Bet, okei, viskas gerai. Jeigu jie ima, ką jie nori, aš saugau irgi, ką noriu. Ir man atrodo, kad jie apsigalvojo ir dabar bėga į B saitą, kas gali būt. Tai va, dabar aš iš tikrųjų norėjau jums pasakyti, kodėl aš čia norėjau filmuoti šitą epizodą. Tai vienas žvakeliukas man į Steamą parašė, būtų smagu pamatyti tavo CSGO epizodus. Na ir kažkas panašaus, negaliu pasakyti, kad jis tiksliai smagus rašė, galbūt nerašė. Na bet žodžiu pagalvojau, kodėlgi ne, galim tikrai tai pabandyti. Ir jei kažkas iki šitos minutės video žiūro, tai žiauriai jūs gerbiu dar. Ir jis bėga į ją saitą. Aš esu 100% tikras, nes girdėjau, kaip jis nukrypnojo link A saito. Ir gerai, tikėkimės, kad jie būtų bus A saite. What the kappa? Okei. Viskas gerai. Net ne šitam saite, wow. Bet aš realiai neturiu defuse kito, tai gal nelabai man ir apsimokėtų ten eit, nes tiesiog aš nuėjęs nieko nepadarysiu, man dar žiauriai daug laiko jis sutems, niekur nelyzdamas ir panašiai, tai aš tiesiog galbūt saugosiu savo ginklą. 3, 2, 1, šūvis. Nieko nėra. Gerai, jie ten kažkaip mano komanda šturmuoja pabiškį, ten juos visus iš nugaro. Kodėl aš jo niekaip nenužuviu, jam liko 97 gyvybės. Gerai, nieko blogo, mano komanda gal jį pribaigs, jis turi tik 3 gyvybės, jam tik vienos kulkos iš bet kurio ginklo. Ir vienas low, nice, mes laimėjome antrąjį raundą. 11 raundų praėjo, mes laimėjome tik 2 raundus. Na, gal taip nėra žiauriai gerai, bet manau, kad nėra žiauriai blogai. Galbūt mes kažkaip sugrįšim į žaidimą po biškį ir galėsim laimėti, arba bent jau ištraukti ant lygių. Kaip matau, jie vėl bėga į A saitą. Kas su jais darosi? Aš niekada nesupratau ir nesuprasiu. Realiai, jie visada tiesiog jie tą A saitą bėga ir kas su jais čia papirkūnais darosi. Ir aš realiai jų naudai panaudojau šitą smauką, sausėdą. Bet viskas čia kontroliuojama ir aš mačiau vieną sekundę, bet kažkaip jis dingo. Ir galbūt galim save pasiflešinti, bet viskas čia kaip ir žiauriai blogai išėjo. Jeigu aš nebūčiau metęs to flešą, aš būčiau išgyvenęs. Nu bet nužudė mano teammates, viskas gerai. Ir jis kažką nice, jis nužudė 2. Visgi jis nužudė 2 ir jis turi žiauriai gražų knaifą, ko aš norėčiau ir neturėsiu, bet jo, sad life. Gerai, investavau savo paskutinius pinigėlius į AWP, net neturiu šarvų ir jokio defuse kito. Bet aš realiai tikiu savo skillais. Ką, aišku, reikia daryti kuo mažiau man. Nes aš kažkaip žiauriai lievai šiandien šaudau. Bet, galbūt mes kažką padarysime su šiuo stebuklingu žaisliuku ir, pavyzdžiui, tikrai ne tai. Ir ne tai. Tai gerai, dabar aš realiai vėl bandau tą patį, ką jau bandžiau šiek tiek seniau. Bandau šiek tiek agresyviau pažaisti su 5-7, nes 5-7 yra iš tikrųjų žiauriai galingas ginklas, jeigu tu sugebi pataikyti keletą šūvių priešininkų į galvą. Jis manęs nemato, labai puiku, taigi jis reiškia, nežino, jog aš esu. Ir jeigu jis nežino, jog aš esu, tai yra žiauriai fucking awesome. Ir šitas nežino, jog aš esu. Ir aš jo ginklą paėmiau ir aš to visiškai net nepamačiau, bet tikėkimės mano... Yes, jį nužudė ir labai puikiai dabar galėtų pasiimti ginklą ir kažką įrodyti. Ir jeigu jam pavyktų įrodyti savo skillą, irgi labai gražus molotovas, labai gražus. Ir nice headshotas, be to. Aš jau nesuprantu, kaip jis tą headshotą pataikė, bet kažkaip visgi pataikė. Ir jį pamatė, nušok. Kaip jis tai padaro, man žiauriai įdomu. Kaip jis padarė tą žaibą? Gerai, mes žiauriai pralaimėm ir tai yra paskutinis raundas, todėl reikia investuoti į kuo daugiau pinigėlio. Kiek turime tiksliau. Ir viską išnaudot. Tai aš dabar paflešinsiu, pasmaukinsiu čia viską, padarysiu kaip priklauso. Ir rušinsiu toliau, kuo giliau į tą visą darkness ir šiek tiek padarysim tokį didesnį ratą, kad jie nesitikėtų manęs iš čia. Nes dažnai iš ten žaidėjai tikisi, bet vat iš šitos vietos nelabai kas ir tikisi.
Tai vat kaip matome, vieną žaidėją, kaip taip sakant, vieną gyvatę, kuris bandė nuo manęs pasprukti kuris laikas, bet jam nepavyko. Ir čia dar vienas gyvačiokas. Ir kodėl aš šią smauką ką tik užmetė, dude? Net neįsivaizduoju, bet aš per tą smauką tiesiog kiaurai prabėgau ir užmesiu molotovą tam bičiukui tenais, kad jis išlystų iš ten bjaurybė. Ir išlindo. Ir dar čia kitas. Nužudėm. Labai gražu. Ir nužudysim savo teammate'ą. Ir ačiū už defuzą, žmogau, nes aš tikrai jau buvau vertas. Ačiū. Taigi ką, pirmasis raundas kitoje pusėje. Ir pabandysim įrodyti kažką, pabandysim įrodyti ir pabandysim laimėti. Tikiuosi, galbūt mums pavyks ir mane čia kažkaip iš vienos kulkos nenužudys ir jeigu iš vienos kulkos nenužudys, tai bus žiauriai puiku. Ir čia nieko midė net nebuvo ir aš nužudžiau vieną labai puikiai ir čia dar vieną mačiau. Ir nieko net nesitikėjau. Iš šitos vietos, į kurią žiūri žaidėjas, net nesitikėjau ir vaikščiantis headshotas. Gražus killas ir be to, jie liko tik 2, tai realiai man žiauriai dabar įdomu, ar jie sugebės laimėti, nes wow, šitas žaidimas gali būti žiauriai įtemptas, dude. Jeigu mes sugebėtume laimėti šitą raundą ir galėtume kažkaip padėti bombą bent jau geriausiu atveju, tai būtų žiauriai fucking awesome. Ir jeigu jie dabar sugalvotų žiauriai pušinti dviese, bet jie gaus, man atrodo, žiaurų apšaudimą, jo vienas mirė. Kitas žiauriai užrušina į saitą, kuris turi bombą. Jis bando one-tapint, bet jam nepavyksta, jį bando knifint, bet tam žmogui nepavyko jo nuknifint, pavogė šio knifilą. Ir dar vienas raundas pralaimėtas. Taigi ką, realiai aš jau viltį kaip ir praradau, viską praradau, bet aš turiu Tech9, o Tech9 tikrai duoda daug vilties. Tai ką mes dabar darysim, tai aš bent jau bandysiu bėgti į B saitą ir jį rušinti su Tech9. Kaip gausis net neįsivaizduoju, bet pasistengsiu, kad gautųsi geriau. Ir paflešino labai gražų flešą dėjo. Ir mes čia nužudėm, na tiksliau ne aš nužudžiau, bet aš taiginau? Nope. What? Aš girdėjau dingt garsą. Tai gali būt, kad tipo, aš girdėjau, kai man į galvą pataikė, tai irgi yra faktas. Bet aš jau nepatarčiau čia, žinok. Ir tu mirėjai per savo greidness. Tai dabar bomba padėjo. Ir bent jau bombos plantą mes gavome dabar. Ir aišku, tai nėra žiauriai gerai, bet galėjom net laimėti raundų. Wow, labai gražus one-shotas, labai gražus. Ir defuzina žmogau, defuzina. Visą tą laiką defuzina dabar žmogeliukas, o tu nieko nedarėjai. Okei. O dabar tas momentas, kai mes sužinosime, ar mes laimėsime šitą žaidimą ar ne. Kai mes sužinosime, ar galėsime ištempti iki lygiųjų ar ne. Tas momentas yra baisus, kaip paskutinis raundas kybo ant plauko, oh my god. Tiesiog net baisu pagalvoti. Tai gerai, mes bėgam, žodžiu, tada į midą, kaip matau, midė ten labai daug susišaudimų ir vieną net nušovė jau. Arba jis tiesiog atidavė kilą, gali ir taip net būt. Bet mes neprarandam tikėjimą, ar mes iš tikrųjų galim laimėti, nes jau jų liko mažiau negu mažiau. Ir aš nužudžiau vieną kažkokiais metodais. Ir aš jo ginklą dar gavau, tai irgi žiauriai nice. Ir jeigu jie padėtų tą bombą po perkūnais ir nebūtų tą midę užstrigę jau kuris laikas, tai būtų dar geriau. Ir manau, kad čia nėra tiesiog laukimo žaidimas, tai aš truputėlį pažaisiu agresyviau. Ir vis toj vietoj buvo, kurioje aš visiškai nesitikėjau priešo. Vis net nesitikėjau toj priešo vietoj. Labai gaila. Kol kas šitas žaidėjas taip padė neblogų veiksmų, jis buvo ne vieną kartą artiklučių ir panašiai, aš tikiu jį. Ir čia yra line-upas. Džiaudis tikrai sužaidė gerai. Šį respekt. Matau, mano komandai su ginklais nelabai sekasi, kai kurie turi ant ginklų, kai kurie ne. Aišku, galėjo Akirenas pabūti ir šiek tiek draugiškesnis ir išmesti žmogų, kuris neturėjo pinigų ginklams tiesiog pavaišinti į ginklų ir čia nieks mūsų nenori iš pasalų užpult. Gerai, čia dėkojus, nieko baisaus, o norėčiau čia pasmaukinti realiai. Ir čia šitą nužudyti paperkūnais, jis man labai nervuoja ir dar šitą nužudyti ir dar kur vienas bent jau.
Dar vienas sutikt būtų tikrai neprašau. Ir vienas kažkaip praslydo man pro akis. Ir nepraslysis man jau antrą kartą. Tikrai aš jo neleisiu taip lengvai praeiti pro mane. O, jes, dar vienas ir dar vienas. Labai gražus eisas. Taigi mes turim paskutinį viltį ir mes ties tą viltim laikomės iš tikro ir tikrai labai neblogai, bet nereikia prisišnekėti realiai. Ir reikia susikaupus žaisti šitą žaidimą, o komentuoti ir žaisti susikaupus šitą žaidimą iš tikrųjų labai mažai šansų yra. Dar vieną nužudėm, okei, jie nieko nepirko, tai realiai čia jau žudyti yra tiesiog labai lengva. Bet aš nenoriu jiem atiduoti ginklo, kad po to jie tiesiog neįrodytų kokių dalykų, o pavyzdžiui, kaip mūsų draugas ką tik atidavė ginklą ir dabar jis visus žudo. Iš eilės po vieną. Tai žiauriai gaila, kad tai padaro. Okei, vieną nužudėm, dar vieną. Dar vieną per sieną, oh no! Ir įdomu, ar jis žino, kad ten yra tas žaidėjas? Vau, čia dabar yra tikra clutch situacija, aš nužudžiau 3, o jis 1. Ir įdomu, ar jis girdi, jog jis vaikšto prie ventų. Manau, kad girdi, jis yra žiauriai pasimetęs. Ir jis dabar lauks, kol bėgs į A ir jis išlys. What the fuck? Nelabai mums sekasi, bet ir neblogą eisą padariau. Tai vien dėl to šitą video aš kelsiu į YouTube. Mes tikrai neblogai pažaidėm, nemažai kilų surinkom, manau tikrai nelabai blogas žaidimas. Ir dar tikrai mes jo dar nepralaimėjome visų 100%. Ir tikėkime, jog jis nesugalvos mesti savo arba man granatos. Ir jis metė man granatą, bet kažkaip nelabai vykusiai. Tai gerai žinot, kad nevykusi granata gali būti ir iš priešininko, ne tik iš tavo teammeito. Ir čia dar vienas. Atsargiai, dude, atsargiai. Kodėl niekada nieks nežiūro nugaros? Aš tai jau pastebėjau kelintą kartą. Ir ką? Tai manau, kad čia žaidimo pabaiga, nes 1 prieš 3. Manau, šansų mažai. Ir mes šį žaidimą pralaimėjome, bet ačiū, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą ir susitiksime kitą kartą. Ir nemanau, kad mes taip prastai sužaidėm, bet kitą kartą pasistengsiu laimėti ir iki kito karto. Čiau!